Sveiki, čia aš, Amanita Naikčiai, o tiksliau Klaudija iš Monster High LT kanalo. Ir aišku, aš vedu žiemą su Amanita. Ja. Tai ką šiandien veiksim, tai pakalbinsiu vieną kanalą, bet aš nebekalbinsiu tai paprastai. Aš duosiu kelius klausimus ir jeigu teisingai atsakys, laimės vieną video stop motioną su pasirinkta daina ir su pasirinkta vampė. Tai va. Nežinau, ką dar pasakyti. Aš labai stengiuosi puoštis, kaip matot, mano pirštai. Ir studiją stengiuosi puošti kažkiek. Jep. Tai ką galiu pasakyti? Tai galiu pradedam kalbinti tą vieną kanalą. Nes, čia pirmoji ta laidelė tokia mūsų, tai nieko daug negaliu papasakoti, tai gal pradedam kalbinti. Ir mes kalbinsime Rugilę Monstrų nuotykiai LT. Taip, tikriausiai vadinasi, aš gerai neprisimenu, bet tikriausiai taip. Tai gal pradedam skambinti. Sveika, Rugilė. Na, klausau. Tai gal ir pradėsit nuo to pirmo klausimo, tai kiek tu turi Monster High lėlių? 25, kiek sakiau. O jėtus, ir kokia to mėgstamiausia? Gal dabar Venera. Tai ar sutinki, kad tokie, kaip ir tokie klausimėliai dabar bus užduoti ir jeigu tu atsakysi visus klausimus teisingai, tai gausi vieną stop motion video su pasirinkta vampė ir su kokiam tu norėsi dainą, ar gerai? Gerai. Ir dar ką turiu pasakyti, tai aš pasakysiu klausimą, tu turėsi pasakyti taip arba ne, gerai? Gerai. Gerai, pirmas klausimas, ar Monster High yra tas pats, kas ir Ever After High? Ne. Gerai. Toliau, antras klausimas. Ar iš Monster High vidurinės vampės yra keliavusios į Londoną? Gali spėti? Gal ne. Gerai. Toliau, trečias klausimas. Ar Monster High vidurinėje mokosi mokinė Kamula Riff? Taip. Ir ketvirtas, ar Monster High vampės yra keliavusios lėktuvu? Taip. Ir penktas, ar Bonita turi šis sparnus? Kiek sparnų? Sparnus, abu. Ne. Bonita neturi sparnų. Aš iš nemanau, kad Bonita turi šitų, net neturi. Gerai, ar gal kažkur radai klaidą ir norėtum pasitaisyti? Gal kažkas buvo, ko abejojai? Gerai, dabar pasakau, ką suklydai ir ką atsakei teisingai. Tai pirmas klausimas, ar Monster High yra tas pats, kas ir Ever After High? Tu sakei ne, tai yra teisingai. Antras klausimas, ar iš Monster High vidurinės vampės yra keliavusios į Londoną? Tu atsakei ne, iš tikrųjų yra keliavusios pavyzdžiui, tą Fight Scam Reaction, kur buvo, tai jos keliavo į Londumą. Tai čia suklydai. Ir trečias, ar Monster High vidurinėje mokosi Kamula Riff, tai čia aš tą sugalvojau, tikrai jos nėra. Tu sakei taip yra ne. Ketvirtas, ar Monster High vampės yra keliavusios lėktuvu, tu sakei taip, tai yra teisingai. Ir penktas, ar Bonita turi sparnus? Jo, Bonita turi sparnus, dėl to, nes ji yra ta kaip hibridė ir ji yra ten drugelis ir kažkoks ten skeletas, tai ji turi sparnus. Tai padarėjai, kaip čia paskaičiuosim, 1, 2, 3 klaidas padarėjai. Jo. Bandyk kitą kartą, kitą laidelę. Gal pasiseks ir gausi kažkaip. Ate. Tai va, skambiname Rugilei skambiname ir uždavėm kelius klausimus. Tai, kaip matote, padarė truputėlį klaidų. Bet ji galėjo dar bandyti kiek kartų, kiek visą žiemą ko praeis. Ta prasme, kiekvieną laidelę tikriausiai darysiu kiekvieną dieną. Nes man nereikia eiti į mokyklą visą mėnesį, tai ką man veikti. Tai ir jūs bandykit būtinai, tiesiog
arba po šio video parašykite, kad norite, arba į Gmailą, arba į Skype, arba į Facebooką. Tiesiog, kur norite Facebook'e, aš paskelbiu, kada darau tą laidelę su Amanita. Amanita. Tai jūs būtinai, užsiregistruokite, jeigu norite pamatyti sėkmę. Tai čia nieko tokio. Čia, jeigu suklystat nieko tokio, taigi čia... Ir ką veik pasitaisyti, tai va, girdėjote, tą variantą, kokie bus klausimai, panašus, kokie bus klausimai. Ir, tai va, bandykite ir jūs, būtinai bandykite. Ir, jo, ką galiu papasakoti, tai dar ką norėčiau žiūri jums pasakyti, kad sakykite komentaruose, ką norite, kad aš jums parodyčiau, kaip ką pasigaminti. Nes aš jau bandžiau daryti tas Monster High pirštinės žieminės, tada galvoju, gal jums nepatiks, tada galvoju, gal ne, o gal jo, o gal ne ir nieko. Nors galvokit beleką, ko jūs tik norite, aišku, galvokit ir būtinai parašykite. Kad kažką dar papasakočiau, bet daugiau nieko negaliu papasakoti.